Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video kursime vaizdus. Tai jau kūrėme tam tikrus vaizdus, pavyzdžiui, čia yra plano vaizdas, čia yra pjūviai, ne, tačiau yra ir kitokių vaizdų, kurios galime susikurti Revite, taip pat šiek tiek detaliau apie tai pakalbėsime. Tai visų pirma, mes čia susikūrėme lygius ir iš karto vaizdai planų, aukštų vaizdai buvo sukurti, tačiau jeigu mums, pavyzdžiui, dirbam šitam vaizde, turime kažkokius darbinius pjūvius, kažką pasižymėję esam, o mums reikia brėžiniui sukurti vaizdą, tai mums reiktų atskiro brėžinio. Taip pat, pavyzdžiui, mums reikia kolonų plano, reikia sienų plano ar dar kažko, ar perdangos plano, mes norime susikurti papildomus vaizdus. Tai tam mes galime pažymėti vaizdą ir pasirinkti duplicate. Duplicate tiesiog sukurti kopiją arba sukurti kopiją su visais 2D elementais, tai yra su tekstu ir matmenimis, tai duplicate with detailing ir duplicate as dependent, tai sukurti vaizdą priklausomą nuo pirmojo vaizdo, tai tuo atveju pirmam originaliam vaizde nubrėžus liniją ar matmenį, jis matysis ir tame kopijos vaizde. Tai pasirenkam paprasčiausią variantą, duplicate, ar ne, ir galime, tarkim, pervadinti, tarkim, pirmo aukšto kolonų planas, ar ne. Tai turėsim susikūrę tą lygį ir tada pasikeičiam matomumo nustatymus, ar ne, tarkim, šitus pasiemam daiktus, pasirenkam, kad paslėpti šitą kategoriją ir panašiai. Susitvarkom mastelius ir ką mums reikia, ar prisitaikom tiesiog vaizdo matomumo šabloną. Susideda matmenis, kuriuos norim turėti ir turim naują vaizdą, tai ko mums reikės brėžiny, ne? Tai čia vienas toks iš būdų. Dabar, jeigu mes naudosime šitą duplicate with detailing, tai matysite, kad kai padariau kopiją šį kartą, tai matosi šitas matmuo išliko, šita anotacija išliko, ne koordinačių, tai tuo ir skirsi tas kopijavimas with detailing su DD detalizavimo elementais. Dabar, kam naudojamas šitas duplicate view as dependent, tai kai mes turime didžiulį pastatą ir mums netelpa į vieną lapą, ir ar tai su crop region, ne, su apkirpimo šitų kontūrų, ar su skull box, su ribų šitą dėžę, apsikarpome vaizdą ir turime vieną vaizdą, galime susikurti, kiek mums tų vaizdų reikia, ne, duplicate as dependent, tarkim, čia galim pasivadinti zona A kažkokią, tai paskui zona B ir panašiai, kaip jau jūsų sistema yra sugalvota, ne, ir ką naudojate įmonėje, ir susikuriam tos vaizdus. Ir dabar, tarkim, šitam pagrindiniam vaizde, jeigu aš, pavyzdžiui, nubrėšiu kažkokius tai matmenis, tai nuėjus iš jos vaizdus, čia irgi matysime, kad šiek tiek padidinsiu matomumo zoną. Čia aš apačioj, atsiprašau, buvau padaręs, o matmenys sudėjau viršų. Tai va, tie matmenys čia ir atsiranda, jeigu juos pažymiu, ne, tai čia yra lygiai tie patys matmenys. Tai vienu žodžiu, tiesiog matosi elementai ir priklausomi tie vaizdai nuo pagrindinio vaizdo. Ir dabar viskas kaip ir neblogai čia su tais vaizdais, mes galime kurtis konstrukcinius vaizdus, architektūrinius vaizdus ir panašiai, naudodami iš vaizdų įrankių juostos plano vaizdai ir pasirinkę kažkokį tai floor plan, tai čia architektūrinius vaizdus kai kurie, tai prasme naudoja šitą, tarkim, ir matosi, kad jisai nukeliauja į kitą vietą. Ir, taip architektai, tarkim, šitus vaizdus susikuria, konstruktoriai konstrukcinius planus, bet vis tiek kartais būna, jeigu didelis projektas, šitie vaizdai pradeda vieni kitiems trukdytis, kuris darbinis, kuris nedarbinis, gana sunku darosi susigaudyti. Tai ką aš darau, tai pavyzdžiui, pasižymiu kažkokį vaizdą, ne,
einu edit type, pakeičiu jo tipą, pavyzdžiui, darbinis, ne? Tai čia atseit bus darbiniai vaizdai, ir tada atsiskiria, pavyzdžiui, darbinis, ir šitus visus, pavyzdžiui, irgi pasižymėsiu, perkelsiu prie darbinio, ne? Tai aš galiu juos suskleisti ir matysiu, pavyzdžiui, čia yra, tarkim, mano brėžiniams skirti vaizdai, o čia darbiniai, kuriuose aš braižau ten kažkokius elementus, matomumo nustatymai kitokie negu reikalingi, masteliai, kokius aš noriu, ne? Ir taip toliau. Tai galime tokius dalykus daryti. Dabar su pjūvis, tai mes jau turbūt ne vieną kartą kalbėjom per kitus video, tai tiesiog pasiemam pjūvio komandą ir susikuriam, kur mes ją norim, ne? Jos dydis ir paskui tam pjūvėje mes galime kaip ir susitvarkyti, kiek norim matomumo, pasikeisti mastelius ir panašiai. Tai vienas iš būdų tokius vaizdus susikurti, o kitas būtų, jeigu mes, pavyzdžiui, esam šitam vaizde, ne, ir mums reikia kažkokios detalės, vėl iš vaizdų įrankių juostos mes galim pasirinkti tokį callout, ne, callout pasirinkam, apibrėžiam. Ir čia gaunasi su išnaša, ne, su pavadinimu vaizdas, tai kai dėsime lapą, jis turės detalės, numerį lape ir lapo vardą, ne, tai tarkim įeisiu į šitą vaizdą 2 kartus paspaudęs ir čia matosi vėl tas jau sumažinta ta zona apkirpta, galiu pasikeisti jos mastelį, ir vienu žodžiu, taip toliau, tvarkytis, ką aš noriu matyti, pridėti matmenis, žymas ir taip toliau. Ir turėsiu savo vaizdą, ne? Tai tas vaizdas nukeliauja dabar kur prie sections ir callout, čia, tai galima persivadinti ir taip toliau su to vaizdu dirbti toliau. Kiekvieną pjūvį ar vaizdą darant, pavyzdžiui, jeigu pasidariau šitokį vaizdą kažkur tai vienam pjūvyje ir noriu tą patį padaryti, pavyzdžiui, kitur, ar ne? Na, tarkim, aš turiu čia dar vieną pjūvį. Nueisiu šitą pjūvį, šiek tiek praplėskim jo ribas, kad būtų toks panašiai kaip anas pjūvis, ar ne? Tačiau aš noriu irgi pasakyti, kad čia yra ta pati detalė, bet aš nenoriu, bet čia, kai aš darau gyvus pjūvius, ne, aš ten prisidedu teksto visokiausio, ar kažkokių matmenų ir aš nenoriu antrą kartą kurti tos pačios detalės ir dėti tos pačius matmenis kažkur, ar ne? Ir noriu tiesiog nurodyti, kad tai yra kaip tipinė detalė. Tai ką aš galiu padaryti, tai, pavyzdžiui, pavadinsiu dar šitą elementą detalę A, tarkim. Ir kai aš esu dabar tam pjūvėje naujam ir kuriu vėl detalės šitą vaizdą, galiu pasirinkti tokį reference of a view, tai tiek pjūvis kuriant, tiek šitas detalės vaizdus galima jungti tokią varnelę ir pasirinkti kaip ir nuorodinį pjūvį ar nuorodinį vaizdą kažkokį tai. Ir kai aš nubrėšiu šitą zoną, tiesiog tai nėra gyvas pjūvis, o tai yra nuoroda į šitą detalę. Tiesiog, jeigu aš čia paspausiu atidaryti vaizdą, man atidarys šitą vaizdą iš tikrųjų, o ne, tarkim, šitą kontūrą, ne? Tai čia net ir matosi similar toksai pridėtas, sim raidytės kaip similar, tipo panašus ar vienodas, ar, kaip sakant, tipinė detalė. Čia galime mes, tarkim, pakeisti šitą, jeigu norim kažkokį užrašą, galima jį iš viso išjungti, redaguojant šeimas ir panašiai, kažkas tokio. Tai toks variantas dar yra, jeigu čia yra gyvos detalės, ne iš modelio, kur mes nubrėžiam ir viskas taip, kaip sumodeliuota. Tačiau kartais būna, nebūtinai mes norime modelį, iš modelio paimto kažkokią tipinę detalę iš kito projekto, ar ne, kaip ten kas yra padaryta, ar turėtų būti. Tai mes galim susikurti tokį dalyką kaip legend, ir dešinį klavišą paspaudus New Legend, tai pasirenkam čia kažkokį mastelį, ar ne, ir detalė B. Okay. Ir tada mes čia tiesiog galime nueiti į anotacijų įrankių juostą, pasirinkti liniją, linijos braižymą, 2D linijos braižymą, ne, ir nusibrėžti tą savo elementą. Ten, tarkim, jisai bus kažkoks tai
taip ar ne, tenai ir bus kažkokie tai mūsų detalės, ar kas tik tai mes norim, ką mes ten norim pavaizduoti, kažkokia tipinė detalė, kurią paskui, vienu žodžiu, galime įkelti į brėžinius. Ir su Legend vaizdais yra toks dalykas, kad Legend vaizdus mes galime įkelinėti į daug lapų. Kai tuo tarpu šitą pjūvį, pavyzdžiui, galiu įkelti tik vieną lapą. Arba plano vaizdą galiu įkelti tik vieną lapą. Jo. Tai su Legend View galiu šitą vaizdą įkelti į daug lapų, ne vieną lapą, todėl tinka tipinėms visokioms detalėms kurti. Taip pat čia galima ir naudoti, pavyzdžiui, kažkokiams pastaboms šitą vaizdą, todėl kad pastabas, tarkim, norim į kelis lapus įkelti, tai tiesiog paimam, susikuriam kažkokį tai tekstą, pastabos, ne, ir rašome tenai betono klasė, C337, nežinau, nu, bet ką surašoma, ne, armatūra S500, ne, arba ten, tarkim, pasižymim ir susinumeruojam, ne, nu, ir tarkim, turim šitas pastabas ir paskui šitas pastabas galiu kelti į visus lapus. Tai va, tuo gerai yra šitie vaizdai, jie taip pat kuriasi ir per čia, ne, galiu pasirinkti Legend. Paskui yra Drafting View. Drafting View irgi 2D vaizdas, tačiau jo negalima įkelti į kelis lapus. Tai tiesiog yra 2D vaizdas, panašiai kaip Legends, atsidaro ir mes galime čia tik tai braižyti elementus, ne kažkokius tai vėl susibraižyti, kas mums reikalinga, ten kažkoks tai, ką daro įmonė, kurioje dirbu, tai tarkim, jie braižo visas įdėtinės detalės tokiu būdu, o nedaro kažkokį brėžinius pagal esamas detalės, todėl kad paskui šitus drafting vaizdus galima perkelti iš vieno projekto į kitą ir nereikia jų iš naujo braižyti. Kai tuo tarpu, jeigu jūs padarote detalės vaizdą, kuris rodo modelio vietą, tai šito vaizdo į kitą projektą jau neperkelsit. Taip, tai kitam projekte jūs turėsit padaryti tą detalę, sudėti vėl visus matmenis, žymas, pastabas ir visą kitą ir, žodžiu, dirbti iš naujo. Tai vat, tiek Legends, tiek Drafting Views, juos galima perkelti į kitą projektą, kadangi jie yra tik tai linijų vaizdai. Na ir aišku, galime susikurti 3D vaizdus, galima ten ir tokį kaip 3D vaizdą, kur pastatoma kamera su nurodoma jos kampu ir aukščiu ir taip toliau, galima čia tokia kaip ir praėjimą per modelį, tai čia, bet čia labiau tokia vizualizacijoms kurti įrankiai. Kiekių lentelės, schedules, irgi kuriasi ir vadinasi kaip ir vaizdai, tačiau apie jas kalbėsime atskiram video, taip pat yra lapų kūrimas, revizijų darimas, tačiau apie tai kalbėsiu kitose video, o šiame video tiek. Iki.